Sveiki, šiandien jums pristatome dulkių siurblį robotą LG. Priešais mus yra dulkių siurblys robotas LG, šalia jo yra dėžutė įpakavimas. Taigi, kas įeina į komplektą? Dėžutėje jūs rasite pakrovimo bazę, robotas pats prie jos privažiuoja, pasikrauna ir vėl išvažiuoja. Taip, patį dulkių siurblį LG ir distancinį pultelį. Taigi, kokios funkcijos galimos su šiuo siurbliu? Mes matome, kad tai yra turbo funkcija, paspaudus ją siurblys pradeda veikti žymiai smarkiau ir tiesiog jo susirbimas daug efektyvesnis. Mode mygtukas, home, paspaudus home siurblys grįžta į bazę, taip pat start stop mygtukas. Taip, kaip atrodo distancinis priešais mus. Tos pačios funkcijos, start, home, mode, turbo. Taip pat ką galima daryti, taip galima valdyti siurblį pirmyn, atgal, į kairę, į dešinę. Yra repeat funkcija, galima pakartoti funkciją, taip pat yra funkcija MySpace, su kuria sėkmingai galima su pulteliu nustatyti vietą, kokia trajektorija važinės siurblys ir išsiurbs tą vietą žymiai stipriau. Taip pat programavimo funkcija, schedule, laikrodis, clock, mute, nutilimo funkcija ir diagnosis. Taip, dabar pažiūrėkime, kur yra filtras ir kur yra šiukšlių surinkimo anga. Taip, jie išsiema labai patogiai, paspaudus mygtuką čia, dar kartelį, atsidaro dulkių siurblys ir čia mes matome, tai yra šiukšliadėžė, čia yra filtras priešais mus ir pro šitą angą patenka dulkės ir patekusios čia. Jos galima atidaryti angą ir tiesiog išpurtyti. Taip, įdedu atgal, taip pat yra šepetukas. Su šepetuku labai patogiai galima išvalyti filtrą. Taigi, uždarau. Dabar pažiūrėkime, kaip atrodo pats siurblys iš apačios. Taigi, ką mes matome? Mes matome, kad yra du šepetėliai. Vienas, antras. Taip pat yra įsiurbimo anka. Du tvirti ratukai ir taipogi sensoriai, kuriais remiantis siurblys važinėja ir siurbia jūsų namus. Tai dabar mes apvedžia siurblį ir pažiūrėsime, kaip jis veikia. Aš padedu siurblį ant bazės. Štai čia mes matome kamerą, kurią naudojantis siurblys nustato jūsų namų plotą ir pagal tai vadovaujasi, kiek reikia siurbti. Dabar mes bandysim paleisti dulkių siurblį ir pažiūrėti, kaip jis veikia. Taigi, aš spaudžiu paleidimo mygtuką start. Siurblys pranešė, kad atlaisvinti jo šiukšlių dėžę, kai dulkės užsipildys. Apsisuka siurbliukas ir jis tuoj turėtų pajudėti. Taip. Dabar jį sustabdysiu. Mes pažiūrėtume, kaip veikia kitos funkcijas. Taip, paspaudžiu stop. Dulkių siurblys sustoja. Dabar pabandysime mes pavažiuoti atgal. Taip, dabar kairė. Taip, siurblys apsisuko į priekį. Į dešinę. Vėl į priekį. Taip, siurblys puikiai veikia. Galime įjungti turbo funkciją. Bandau nuspausti turbo. Taip, įsijungia turbo funkcija. Ir siurblys turėtų pajudėti. Ir dar kartelį spaudžiu start mygtuką. Taip, ir siurblys dabar veikia žymiai smarkiau. Dar kartą spaudžiu stop, sustabdau. Dabar vėl apsuku siurblį. Ir galiu į priekį pavaryti. Taip pat yra mygtuko funkcija repeat, kuri pakartotų valymo režimą. Aš dabar spaudžiu dar kartelį. Išjungiu. Taip. Ir tiesiog pažiūrėkime, kaip veikia funkcija home. Tai tiesiog paspaudus mygtuką home, siurblys turėtų grįžti į bazę. Spaudžiu home. Siurblys ieško bazės. Taip, kažko iš čia nuklydo į užuolaidas.
Nu va, siurblys lėtai, bet tiksliai grįžta į savo stovėjimo bazę ir ten jis pasikraus ir galės toliau tęsti. Taigi, siurblys grįžo į savo bazę, dabar prasidės krovimas. Štai toks yra nuostabus LG dulkių siurblys robotas, taip kad linkime gerų emocijų naudojant šio gaminiu. Iki.